Lietuvių liaudies pasaka Mergaitė iš jūros. Vienas tėvas turėjo 2 sūnus. Kai tėvas numirė, vaikai liko prie svetimų žmonių ir varge augo. Kartą šeimininkė vieną tų vaikų pasiuntė į lauką nešti pusryčius. Vaikas buvo dar visai nedidžiukas, eina su puodais, negali jų panešti. Kiek laiko vargęs pastatė puodus ant kelio, o pats nuėjo, kur akys veda. Ėjo, jau ir valgyti šalko, ir kojas pavargo. Atsisėdo pakelėje atsikvėpti. Žiūri, kažin kokia duobiukė, gal piemenų bežaidžiant iškasta. Toje duobiukėje skruzdėlė. Nusitvėrusi kažkokį šapiuką, vis lipa į viršų, lipa,